Labą dieną. Šiandien turim 127 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjom apie carizmo politiką Lietuvoje XIX amžiaus pabaigoje. Šį kartą pakalbėsime apie Lietuvos ūkį ir visuomenę XIX amžiaus pabaigoje. Pirmiausiai apie pokyčius ūkio raidoje. Taigi baudžiavos panaikinimas ir valstiečių reforma sudarė palankesnes sąlygas vystytis ūkiui. Lietuvos dvaruose įsivyravo laisvai samdomas darbas. Dalis dvarininkų ėmė nuomoti žemę. Nuoma daugiausiai paplito Vilniaus gubernijoje. Tobulėjo žemės dirbimo technika. Dvaruose pagrindiniu arimo padargu tapo plūgas, kūlimo, arklinės ir garinės kūliamosios. Tačiau valstiečių ūkiuose technika buvo sena, o patys ūkiai smulkūs, 10–30 hektarų dydžio. Nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios ėmė kilti pramonė, ypač ji išaugo XIX amžiaus paskutiniame dešimtmetyje. 1899 metais veikė 1426 įmonės be malūnų, kuriuose dirbo 13 su viršum tūkstančių darbininkų. Daugiausiai jų susitelkė Vilniuje, Kaune, Šiauliuose. Didžiausi miestai, ypač Vilnius, buvo ir smulkiosios gamybos židiniai. Vilniuje klestėjo amatai ir prekyba. Prekių apyvarta jame buvo 6 kartus didesnė negu visuose Lietuvos miestuose kartu paėmus. Vilnius garsėjo odų ir kailių dirbtuvėmis, odinių pirštinių ir avalynės siuvyklomis, kojinių ir trikotažo gaminių mezgyklomis, auksakalyste. Vilniaus odos dirbiniai plito po visą Rusiją. Jie buvo kokybiški ir todėl turėjo didelę paklausą. Visoje imperijoje buvo vertinami ir Vilniaus trikotažo gaminiai. Kaune steigėsi mašinų gamybos, metalo, medžio apdirbimo, chemijos, poligrafijos, tabako įmonės. Šiame mieste geras sąlygas plėtotis turėjo medžio apdirbimo pramonė, nes miško medžiaga buvo nesunkiai atplukdoma Nemunu ir Nerimi. Upių pakrantėse kūrėsi lentpjūvės, o jų paruoštą medieną naudojo Kauno baldų fabrikai. Pramonės raidą spartino geležinkelių tiesimas. Geležinkeliai padėjo išplėtoti ekonominius ryšius ir turėjo lemiamą įtaką pramonės centrų išsidėstymui. Prie Vilniaus ir Kauno buvo iškasti pirmieji Rusijos imperijos tuneliai. Be kitų juos projektavo ir Stanislavas Kerbedis, gabumais talentu užgarsėjęs toli už gimtinės Lietuvos. Buvo garsus tuometinės Rusijos imperijos ir net Europos kelių inžinierius, tiltų konstruktorius ir statytojas. Lietuva priklausė nepramoniniai Rusijos imperijos daliai, rusų valdžia neskatino čia kurti sunkiosios pramonės ir strateginiais sumetimais. Kita vertus, Lietuvoje tokiai pramoniai nebuvo žaliavų. Didelių Rusijos pramonės centrų konkurencija kliudė Lietuvoje plėtotis lengvajai pramonei.
Todėl krašte daugiausiai steigėsi mažų fabrikų ir amatininkų dirbtuvių. Iki 9-mečio pabaigos dauguma darbininkų telkėsi įmonėse, kuriuose dirbo iki 50 žmonių. Amžiaus pabaigoje visų darbininkų jau dirbo įmonėse, turinčiose daugiau negu 50 žmonių. Kapitalizmo raida iš esmės pakeitė Lietuvos visuomenės struktūrą, luominį ir tautinį jos gyventojų susiskirstymą. Tai liudija 1897 metais atliktas gyventojų surašymas. Iš viso Lietuvoje tada gyveno apie 2,7 milijono žmonių. Krašto gyventojų daugumą sudarė lietuviai, toliau žydai, lenkai, gudai, rusai, vokiečiai, latviai, ukrainiečiai. Apie miestų raidą ir jos ypatybės. Lietuvos miestuose daugiausiai gyveno kitataučiai. Lietuviai tesudarė nedidelę visų gyventojų dalį. Dauguma miestiečių buvo žydai, sudarė ir miestelių gyventojų daugumą. Valstiečių į miestus kėlėsi nedaug. Dauguma Lietuvos pramonininkų buvo žydai. Draudimas verstis žemės ūkiu pastūmėjo žydus į amatus ir prekybą. Dalis pramonės įmonių savininkų ir miestiečių buvo lenkai. Lietuvių pramonininkų pradėjo rastis tik XIX amžiaus pabaigoj, XX amžiaus pradžioj. Vienas žymesnių lietuvių pramonininkų buvo Petras Vileišis. Kapitalizmo raida keitė miestų veidą. Juos reikėjo geriau sutvarkyti, tai yra grįsti gatves, jas apšviesti, gyventojus ir pramonės įmonės aprūpinti vandeniu. 1864 metais Vilniuje buvo pastatytas dujų fabrikas iš medžio trinkelių ir pjuvenų, gaminantis buitines dujas. Kaune 1898 metais pradėjo veikti pirmoji elektrinė. Šio miesto transporto naujovė buvo arklių traukiamas tramvajus, ėmęs veikti 1892 metais. Krašte imta tiesti telegrafo linijas, atsirado telefonas. Pirmoji telefono linija Rietavas–Palanga buvo nutiesta 1892 metais. Rietave pradėjo veikti ir pirmoji Lietuvos elektrinė. Tai buvo didelis kunigaikščių Oginskių nuopelnas. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie pokyčius ūkio raidoje ir apie miestų raidą ir jos ypatybės. Kas spartino kapitalizmo raidą žemės ūkyje, pramonėje ir amatuose? Kodėl krašte nebuvo vystoma sunkioji pramonė? Apibūdinkite Lietuvos luominę ir tautinę sudėtį. Pasakokite, atsakykite ir apibūdinkite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.